Rytas, gerieji žmonės. Šiandien aš su Saulės batarkiam. Vakar buvo ant tiek nusikalę, kad išmečiau tą kamerą, kaip sakiau jau, ir nuėjau miegoti. Šiandien ryte nuėjau pavalgyti, bet kadangi ten daug žmonių buvo, nelabai galima filmuoti. Pabandysiu gal rytoj tą padaryti. Viešbutį vakare nufilmuosiu mūsų kambarį. Neypatingas. Ir iš vis Stasas pasakė, kad gyvenam Naujanose. Nu, galbūt kažkas panašaus. Taigi, šiandien pradedam explorint Dohą. Stasas jau kažkur mieste, aš einu pas jį. Ir Sergio kviečia jūs kartu praleisti šitą antrą seriją. Neatsijunkit, bus įdomu. Ir welcome to a brand new vlog. Važiuojam. Čia priekyje labai žymi vieta. Matot vėliavos beveik ten visų pasaulio šalių, arba ne visų, nežinau kaip ten paskirstyta, nesidomėjau, ir aš jau matau Lietuvos vėliavą, tai tuoj prieisiu. Kas čia per dešos? Įdomiai. Vienu žodžiu, kažkokia laža. Iš tolo atrodė, kad aš matau lietuvišką vėliavą, o čia aš jos nematau, nes jos, daugmaž, žinot, tokios. Arba jinai kokia apversta, bet, nerandu. Čia kitų radau. Čia tikrai yra turistautojas. Net neabejoju. Valo viską vidury kelio. Nežinau. Kol kas čia nieko ypatingo, priėjau prie Kataro muziejaus, bet aš manau visi milijonai man už nugaros, čia kažko 5-6 kilometrai. O, kaip sako Stasas, mūsų Naujanai, tai, tokie. Bilietus nupirkom, tai 25 jų pinigai. Nežinau, kaip jie vadinasi iki šiol, tai kažkur 3 eurai gal. Opapa. Ferrariuks. Interesting. 1963. 450 GTO. Oba! Opa! Stas sako, Volvo diferencialas. Jo, tokios pat šodinos kokybės. Cannot see anything. Old DJI camera. DJI Zenith. Sako, keista, kad Zenitas kvepia savokų. Gali būt. Neparašyta, kad liest negalima. Tai reiškia, galima? Aliu. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Kataro Dohos augimas. Dohos. Ar Kataro? Ne, Dohos čia greičiausiai. Matot metus ir kaip jisai augo. Jo, čia Doha greičiausiai bus.
Safety first. Dabar mes esam čia ir tuoj važiuosim, va, taip, apie 10 km va, į tą pastatą, valgyti kažkokį desertą ir gert kavą. Tai, sako, taksas 4 eurai, pigiau nei paspirtukai, o Formulė 1 va ten. Va. Opa! Каюк! Finito! Kažkokia šudastika. Nepatinka. Gift shop. Aha. Desert Rose. Desert Rose. This is good. Nu tai va, tas muziejus Kataro jau atsisveikinam. 6 koks galiu duoti, normaliai. 5 eurai. Valandą pasivaikščiot, pažiūrėti istorijos, kad wow nepasakyčiau. Dabar mes varom kažkur, Stasas rado vietą, kur valgysim desertą. Tai yra pats pirmas pastatytas viešbutis Katare. Kol dar laukiam savo taksų, biškį papasakosiu įdomios informacijos. Populiacija Kataro 3 milijonai, bet tik tai 10% žmonių yra tikri katariečiai, kurie turi vietinį pilietybę. Ir jiems leidžiame viskas. Visi kiti yra atvykėliai, kurie dirba, gyvena, bet nėra galimybės jiems gauti Kataro pilietybės. Todėl sakoma, kad jeigu tu kaip turistas čia atvažiuoji, aplink tave labai maža tikimybė, kad tu pamatysi tikrą katarietį, nes jie paprastų darbų nedirba, jie yra labai turtingi ir, kokį taksį važiuoja, ir tiesiog taip yra. Jiem leidžiama viskas, o visi kiti yra atvykėliai, kurie dirba jiems. Free Wi-Fi. Pada? Mašina tai nauja, bet kažkoks China shit. Diržą, kol rasi, jisai ten kažkur galia, tai nežinau. Nieko. Čia burbu, važiuoju, tai nemokamai mane veža šitas veikėjas. Kas kaip moka, tas taip šoka. Atvažiuoju dabar ir galvoju, šalis brangi, realiai viena iš turtingiausių, bet pavyzdžiui, taksis važiuojame apie 10 km, o kainuoja 4 eurai, važiuojam su nauja Toyota. Kodėl tai? Pas mus Baltera 10 km kainuotų, kokį 10 eurų jaučiu. Aš suklydau, čia yra Toyota, ne čia nešiai, tiesiog čia yra kitokia Toyota, Innova pas mus tokių nėra. Elektrinė, nesu mėgėjęs tų Toyotų, bet jinai gera. Jinai nauja, 24 metų, bet 4 eurų už 10 kg važiuojame, veža. Pas mus vežtų ir dar bagažiniai babajus mėgotų kitas, kad pamainą pakeisti.
važiavom deserto į Šeratono viešbutis, tai yra pirmas viešbutis Dohoj. Įspūdinga, ne? Atvarėm čia, priejo va darbuotoją į kavinį viešbučio ir prašo vardo, pavardės ir dokumento. Staso, aš tai neduodu savo, nu, gal užteks to. Служил, блядь, это везде так. Desertas kainuoja 175, jų pinigai tai yra apie 30 eurų gal. Kažkoks. Nu, Stasas, tai važiuokit, kavytės 2. Ir sakau, čia desertas ar ne? Sakau, nu baigtų ne desertas, bet gal čia jisai, ką žinau. Nelabai. Man atrodo jo. O čia mes turim liftus. Matot? 3 važiuoja. Thank you. And please let me know if you need anything. Okay. Thank you. Thank you. Labą dieną. Hello. Провал. Камера, блядь, мешает. Так пофиг, камера. Можно годинте? Дадим. Блядь, Сергей, ну что ты делаешь? Блядь? Вот сюда можешь положить себе и кушать красиво. Золото бери только. Тогда за это понятно. Хорошо, за это заплачу, блин. Порогал кауса. Nu, Золото как золото, да? auksas kaip auksas. Valgoma. Aš galvoju, mažai čia bus. O čia visas kiberas. Nu jau už šitą galima mokėti. 175 pinigus. 3? Kiam? Kažkas tokio. Dar sėdėm ilsimės, paėmiau arbatytės ir sakau Stasiu, kad man patinka blemba apleistos vietos visokios. Sako, va, tau apleista vieta. Sakau, geriau nebus, bet galima paieškoti kažko. Bet jeigu nori, gali į kokį restoraną Vilnių neiti ir bus apleista vieta. Gali toli neieškoti, gali nueiti pas mus, papusryčiauti viešbutyje ir pažiūrėti, kur gyvenam. Jo, aš jums dar viešbučio šitą nerodžiau. Ten bus apleistas aukštas. Išsirinkai blogai, sakė 4 žvaigždės, bet ten skylių skylė. Apleistas. Gerai, parodysim jums rytoj tą mūsų apleistą viešbutuką, o kol kas mėgaukitės negriuvinom. Stasas chaliavos nepraleis. Aš ėjau ir galvojau, imt arbatą ar neimt. Galvojau, kur jisai dingęs, stoviu porą minučių, nėra. Ateina. Kas čia yra? Čia arabic coffee. A, čia netgi arabic coffee. Nežinau, kas tai yra, niekada neragavau. Turim 4:30 ir matot, jau temsta. O tenais, už tų medžių, saulė leidžiasi. Ir po valandos jau bus tamsu. Žiema, nieko nepadarys. Va, mano tema. Barža kažkokia. Senovinė. Nežinau, kas tai. Mirshreb Enrichment Center. Nacionalinė paraša, kaip mes pavadinam. Vienam žmogui 30 eurų. Nu, apgailėtina tenais viduj. Tai tave nuplukdys tenais. Va ta skylė, kur mes gyvenam. Manau, į Naujanus. Va ten mūsų Naujanai. Tai va, nuplukdytų už 30 vienam žmogui. Nu, taip, suprantama, kad laužas ir jie daug. Bet. Sun is shining, weather is sweet here.
rytoj greičiausiai, bet tai netikra. Mes būsim tenais, grinai po 24 valandų, nes va šitas veikėjas užrezervavo mums vietą restorane, ateinam, kai dar šviesu ir išeinam, kai jau tamsu, tai porą valandų. Tai vat kaip tik tokiu metu tenais ir būsim. Nu, jis sako, greičiausiai ten. Opa. Так. Tai va mes atėjom į metro ir dabar važiuosim dar toliau į vieną vietą. Ir įdomu, kaip ten skirai vagonai yra, moterim, vyram, pirmą klasę, antrą klasę. Nu, kiek žinau, gal aš klystu, bet ko gero neklystu. Wow. Two trains. Normaliai čia varom į metro. Toks pojūtis, kad į Stambulą vėl grįžom. Nes kažkaip taip. Vokiečiai projektavo šitą metropoliteną, tai gal nesulūž, gal ir statė. Einam bilietukų. Ne. What are you doing, my friend? Aš noriu... Amount to pay, clearing Aš fee. noriu gold. Aš čia man neduoda. I'm sorry, can you help us? Ką tik Stasas su darbuotojos pagalba įsigijo 2 dienos bilietus į Gold klasę, 60 jų pinigų, tai kiek čia yra, gal 15 eurų, nežinau. Jo, kažkur kažkas tokio, nu pažiūrėsim, kas ten bus. Kornišė, Lucille. Šaunam vienu žodžiu į patį galą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stotelės. Gold. Wow. Sound clear. This train. Шел с нами вперед. Excuse me? We're going to airport. Не та сторона, блин. Ну то поехали. Susaninas, beje, sakiau, anksčiau išlipt. Ne tas traukinys, ne. Turim gold bilietus. Ne. Bėda, bėdelė. Pakeliavom Sočiai. Dabar lipam kažkur iš pogrindžio. Keistai matyt, radom neužstatytą teritoriją. Ir mūsų destination point. Palmės čia auga ant kiekvieno kampo. Galėtų ir papjauti, nes nublemba. Nesaugu, girtas koks varys su dvirka. Kaip duos su galva, mažai nepasirodys. Čia yra 2 viešbučiai, dešinė ir kairė, ir viršui matot yra restikai, bet Stasas sako, kad bandė rezervuoti, kažkaip negavo patvirtinimo ir kaip ten visas tai vyksta, taip ir nelabai suprato. Tai bandysim taip papult. Prieinam. O, pakvipo kažkaip Indija. Primėtyta čia pastatų visokių įdomių.
Dabar 6. Ir atrodo viskas taip visai simpotnai. Plius 22. Kažką filmuoja, o aš pavargau. Noriu namo, kur šalta, kur mylimi artimi žmonės, šunys, sniegą pakast. Gera ten, kur mūsų nėra, ne? Bet aš kitoks. Man gera ten, kur dažniausiai būnu. O čia kas? Karštis, pinigai, nežinau. Gerai, aišku, bet... nebedaug liko laukti, po keletą dienų. Po formulės jau atvarysiu namo. Labai noriu. Oi. Мне кажется. Короче, mes va taip pagalvojom, kad nepavyks mums čia niekur, nes kažkoks renginys. Ir čia tai Ferrari Lambas ir taip toliau, ką žinau, krūva 911 visokių. Tai čia einam mes iš čia lauk ir tiek. Korta nepaėjo. Dabar reikia rasti, kaip iš čia išeiti. Jopopo. Gold member. Prayers room and toilet room in our subway. Open the door, please. You're welcome. It's not a prayers room. Alio. Tai va, mes atvažiavom jau savo naujanus, dabar einam į turgų. Ir ką, atidirbo gerai šitas Gold klubas. Šiandien tikrai daug atvažinėjom, jūs viską matėt. O mes judam pirmin. Neatsijunkit, bus įdomiau. Čia esam savo naujanuose, čia daug žmonių, tai veidų nefilmuosiu, bet čia vat yra tramvajaus bėgiai, tramvajus yra nemokamai, čia aplink važinėja ir lėtai važiuoja. Ir pėsčiųjų zona, žmonės vaikšto, bet ir tramvajus varo. O taip va. Tai užeinam į turgų. Saukvakif. Pažiūrim, kas ten. €10. Опа! Дубай! Perfect! Atvarėme kažkokią kavinukę antram aukšte. Čia neypatingai ką pamatysit aplink. Tai pažiūrėsim, ką čia duoda. Tai jaučiu paimsiu aš Baba Ganuš. Į gal, ką žinau, čia kainuoja viską po eurų, po pusantro. Nežinau, ką nors dar paimsiu. Tulika rankų išplaut, tai va šitas suėdė visą Baba Ganuš ir pusę kebabo jau. Nieko. Fantastik. Už Baba Ganušą ir mūsų šašlykus galiu duoti 10. Tai aš tikrai galvoju, kad čia atneš arbatytės turkiškam šitam virduliukė, čainikė. O čia blemba kažkokia nesąmonė.
Aha. Na, užskaitėm mūsų tą vakarienę, vadinam tai street foodu, ne fast foodu. Dabar jau judam link mūsų viešbutano ir reikia pailsėti. Viso gero.